Sveiki atvykę į naują epizodą. Tai šiandieną turim sekmadienį, jau esu, galima sakyti, pusės darbus, pusė darbų padaryta. Pačios pradžios nenufilmavau, nes buvo ankstus rytas ir truputį skubėjau. Ir kadangi ką tik atsikėlęs, dar neprasibūdinęs, nelabai turėjau sveikatos kalbėti. Tai ką, pasibaigė Lenkų draudimai, kurie būdavo penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Penktadienį negalėdavo važiuoti nuo 6 iki 10 vakaro, šeštadienį nuo 8 ryto iki 14 valandos ir sekmadienį negalėdavo važiuoti nuo 8 iki 22 valandos. Tai nevažinėdavom sekmadieniais arba retą kartą iki sienos. Tai kadangi jau baigės draudimai, kurie baigės, jeigu nepameluosiu, nuo rugsėjo 1, tai šiandieną kilau, tai yra sekmadienį, 7 ryto jau išvažiavau iš garažo. Tai dabar darau pauzę prie Augustovo. Šios savaitės planai, tai turbūt bus trumpas reisas iki Lenkų galo ir atgal, truputį už Vroclavo, galima sakyti nebetoli vokiečių sienos, ten išsikraunu, jau turiu atgalinį pakrovimą, pasikraunam ir grįžtam atgal. O toliau šiandienos planai, tai pravažiuoti Varšuvą iki draudimų vakarinių, kurie prasideda 16 val. Ir baigėsi 20 val. Jų laiku. Nes rytoj reikia būti iškrovime, išsikrauti, o pasikrauti nežinau, spėsim arba ne, nes ten, kiek atsimenu, nelabai ilgai dirba, tai bus matyti palei aplinkybės. Prasisukau pauzę, biški daugiau negu 30 atstovėjau, apie 35 minutės. Šiaip iki čia ganėtai neblogai atsivažiavo, nes visada reikia apie 4 val. 25, kartais 4:30 lygiai atvažiuoju. Šį kartą pavyko per 4 val. 20, nors dar, kas svarbiausia, neskubėjau. Pavalgiau sriubos. Šiaip iš tikrųjų toj kavinėj ne vieną kartą suvalgęs, viskas labai gerai būdavo, bet šiandien kažkaip sriubą nusivyliau ir mažai. Ir nepasakyčiau, kad labai skani. Bet buncekas nesisek. Tai ką, dabar kylam. Iki iškrovimo dar liko 776 km. Tai bandysim prašokti Varšuvą ir stoti pauzį. Ką dabar? Reikia kilti jau. Tai šiandien darbai baigti. Dabar sustojęs baiginėjau žiūrėti Kašį. Gaila, kad nepavyko viso žiūrėti, nes dar važiavau. Dabar yra pratęsimas. Žiūrėsim, kai baigsis. Tai šiandieną pravairau 8 val. 44 minutės. Pravažiavau 688 km. Ir sustojau už Varšuvos. Viskas pagal planą. Viskas sekės neblogai. Kažkokių didelių trukdžių nebuvo. Normaliai viskas prasivažiavo. Dabar baigsiu žiūrėti Kašį. Eisiu pasiilsėti ir tikriausiai šiandien darysiu 11 val. Pauzę. Nepažiūrėjau tik kiek iki iškrovimo liko, bet manau, kad viskas bus normaliai. 11 pasidaręs, kilsiu 4 ryto lietuviškų laikų. Na ką, baigiam prasisukti pauzę. Liko 3 minutės ir su jais 11. Dabar yra 4 ryto lietuviškų laikų. Tai tuoj pradėsim važiuoti. Iki išsikrovimo 426 km liktais liko, kažkas tokio. Tai, principe, galėjau daryti 9 val. Pauzę ir būčiau buvęs prieš firmos atidarimą. Bet neaišku, kaip paskui su pakrovimu, ar šiandien bus viskas paruošta taip toliau. Tai būsiu be reikalo išdeginęs 9 val. O dabar dar vis tiek atvažiuosiu normaliai ryte. Jeigu greitai paims iškrauti, tai dar vis tiek liek viltis pasikrauti, jeigu kas. Tai matysim, kaip čia šiandien seksis. Gal ir blogas sprendimas buvo, bet bandžiau laviruoti ir taip ir taip. Tai ką, dabar kilsim po pauzės. Buvau sustojęs pasidaryti pauzę, tai gal dabar geriau seksis važiuoti. Nes kadangi buvo ankstus rytas, tai biškį mėgsime. Sakau, sustosiu, pasidarysiu pauzę, tai gerai nusnūdau pusvalanduką. Dabar, manau, už valesnį važiuosim.
173 km liko, tai nebedaug. Atvykau į išsikrovimo vietą, tai esu po 9:20 vietinių laiko. Manau, kad būsiu nepralošęs, kad dariaus 11. Važiuojant jau galvojau, kad gal reikėjo geriau 9 daryti, kad anksčiau atvažiuoti. Bet dabar 2 fūros prieš mane, o čia ganėtinai greitai iškraunu. Prisidau dokumentus. Tai dabar einu, nusiminėsiu diržus ir lauksiu savo eilės. 2 prie rampos stovi ir 2 čia laukia. Manau, labai ilgai neužgaišim, tai einam nusimt diržų. Tai diržus nusiėmiau, susidėjau, atvežiau va tokias fagranulės maišuose, bigbeguose. Tai dabar įkaitant lentų susikabinti visus diržus. Ir būsiu pasiruošęs, jau tas viens, kur šalia buvo išvažiavo, dar viens prieš mane liko ir bus viskas, tai reikia biškį greičiau suktis. Viską nusiėmiau, susitvarkiau, susidėjau, kad būtų galima iškart prisistumus prie rampos iškraudinėti. Aišku, diržus to susikabinti, kad nelaipėt ant tų maišų būtų galima prie rampos, bet žinau jų tempus, jie čia ganėtinai greitai jų, tai nesinori jiem ten irgi maišytis, o laiko yra, tai geriau pasidarai, kad nieks nebemaišytų. Ir pačiam ramu, o dabar viską nusiėmiau, prisistumsiu prie rampos ir iškrausiu. Na ką, aš jau išsikrovau, čia kolega šalia stumės. Labai durnas rampos čia, nes iš vienos pusės siena, o iš kitos sija tokia, tai labai lengvai gali užkliūti. Kolega išvažiuodams užkliuvo, bet nebaisiai, tai nieko neatsitiko, bet vis tiek užkliūtai čia labai greitai gali. Dabar važiuosiu į pasikrovimą, iki pasikrovimo yra 103 km ir žiūrėsim, kaip ten seksis. Tai judam dabar pakrovimo link, 103 km, kaip ir minėjau. Truksim apie 1,5 valandos. Matysim, kaip ten seksis. Šiaip palei viską turėčiau spėti ir pasikrauti, jeigu tik viskas ten bus paruošta. Tai iškrovė greitai, dar tik prie rampos kažkodėl prastovėjau 20 minučių, o išmetė per 13 minučių. Čia kaip visada labai greitai, tik tiek, kad tas laukiams laiko užėm, tai išvažiuoju dabar 11 valandą jau laiko. Čia tokia durna sala, labai daug užsimesti reikia. Ir tai vos praein ratai pro ją. Ir šį kartą liktais labai gerai išnaudojau vietą, tai vos ir tai praėjo. Atvykau į savo pasikrovimo vietą, tai vėl krausimės didmaišius, tik šį kartą akmenus. Tai matau, viena fūra yra, bus matyti, nes dabar jų laikų yra po 12:10, tai gal išvažiuos pietauti ar kažką. Dabar čia į kraštą sustosiu, reikia pasiklausti, kaip čia kas bus dabar. Nu, turėtų šiandien pakrauti, manau, jeigu aišku produkcija pasiruošia. Maišų daug, tai tikėkime, kad iš tų daug maišų yra ir maniškiai. Na, tai susiradau. Tai viskas gerai, kaip supratau, pakraus. Ta fūra baigs krauti ir mane paims. Tai dabar, kol lauksiu, kol jį pakraus, eisiu atsisakstysiu tentą. Diržų vietas kaip ir turėtų panašiai tikti nuo iškrovimo. Ir šiaip krovimo eigoje tada susidėčiau, jeigu kas. Tai bent jau šoną prasisakstysiu vis. Kažką į priekį pajudėsim ir žiūrėsim, kada čia laikų turėsim, kai pasikrausim. Čia šiaip ganėtinai neblogai pakraun greitai, nes kelius kartus yra tekę būti. Tai manau, problemų nebus, pasikrausim ir dar kažkiek pajudėsim.
čia kraunantis juos yra biški vargo vakarienė diržus dėtis, nes aštrus kampai, tai čia ir gumikės dėdai, ir akmenus padėlioji, kad ne taip jautų. Žodžiu, kad nesugadint diržų labai. Tai dabar tuo ir užsijom. Tai susitvirtinau krovinį, užsitentavau, bus galima važiuoti. Viskas bendrai užtruko apie 2 valandas, panašiai taip, iki 2 valandų. Kas nežinot, parodysiu būdą, kaip padaryti, kad nesukristų varomoji ašis, kai kraunės, kad nenusileistų šitą ašis ir neplėšytų sparnų. Tai būtų labai paprastas, pats ne per seniausiai iš tikrųjų sužinojau. Tai kai yra įjungtas degimas ant šito pultelio, reikia pastatyti šitą režimą, kur nuleisti pakelti galima, bet tiesiog ant jo pastatyti ir palikti. Ir tada išjungus degimą jisai pasilieka ant tos padėties. Ir kai krauna, po biškį vis prikelia ašį į tą pačią padėtį ir nesukrenta iki pat galo ir neplėšo gumų ir šito posparnio. Važiuoju po biškį. Tai dar turiu beveik 2 valandas važiavimo. Jeigu noriu tilpti 13 valandų bendrą, tai mėginsiu pravažiuoti Vroclavą dar. Gal netgi už Vroclavo dar sekančią degalinę. Nu, matysiu, ką pasieksiu dar. Šoku važiuoti nelabai, ką apžiūrėjau, kur čia iki kiek kilometrų. Esmė tame, kad liko 2 valandas. Važiuojam link Lietuvos. Žiūrėsim, kokie toliau planai. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day, but she asked for something more, she asked for, yeah, she asked for something beautiful. Baigiau darbus, tai sustojau 3 minutėm likus iki 13 valandų bendro, kad daugiau nepaimčiau. Tai labai puikiai, sustojau čia už Vroclavo. Šiandienos darbai, sakyčiau, labai neblogai pasisekė, nes išsikroviau, pasikroviau, tilpau į 13 valandų bendrą, pravairavau 8 valandas 43 minutės, vakar 8 valandas 44, tai šiandien minutę mažiau. Ir pravažiavau 690 km. Tai per tiek laiko, manyčiau, labai neblogai. Galvoju valgyti pačiam pasidaryti ir pasilepinti šiandien Burger Kingu, nes ganėtinai neblogai padirbam, tai galim truputį ir pasilepinti, manau. O šiandieną turbūt vėl darysiu 11 valandų pauzę ir tuoj prieš rytinius draudimus prašoksiu Varšuvą, kaip ir viskas neblogai. O rytoj iki išsikrovimo, jeigu reikės, vis tiek nedavažiuoju. Tikriausiai kažkur iki Kauno, gal biški daugiau. Nepasakysiu dabar tiksliai. Per 10, manau, iki Latvijos sienos davažiuosiu. For another day, but she asked for something more. She asked for 4 valandas 18 minučių jau atvairavau. Tai dabar stosiu į Paksą pasidaryti pauzę. 45 minutės. Kažko biški žiaulys jam, tai gal eisiu pasnaust, nežinau. Nors ir pavalgyti atrodo būtų neblogai ir kažkos nauduliuksim, tai bandysiu atsigulti ir žiūrėsiu, kas gaus. Jeigu užsnūsiu, tai užsnūsiu.
kažkam žiūriu labai nepasisekė. Ar iš čia taip pauzuojas, gal taip. Bet nežinau, nelabai protingai atrodo. Nebent šis vietas nebuvo šitam parkingai, bet kažkaip irgi biškį abejotina. Smagiausi važiavimai prasideda, kai prisivėja šaldytuvas su mėlyna spyna. Firmos pavadinimo neminėsim, bet neblogai laikus pagadin. Dar ganėtinai šits neblogai važiuoju iš tikrųjų. Nu vieną apsilenkiau, šits liko, neradau progos apsilenkti. Dabar yra 1:30, tai už valandą su trupučiu turėčiau kirsti Lietuvos sieną. Ir jeigu dar reiks važiuoti kažkur iki Kauno, šiandien datrauksiu. Gal pasimsiu 10 ir dar toliau pavažiuosiu. Bus matyti. Tai žinios tokios, kad dabar važiuoju ant Lietuvos sienos, atsikabinu priekabą ir laukiu, kol kolega atitemps kitą priekabą. Ir susuksiu dar vieną reisą į Lenkus kažkur. Nežinau, ar tą pačią vietą, ar į kitą, tiek nepasakė. Bet galimai, kad bus tą pačią vietą. Ir tada jau galėsiu važiuoti namo. Viskas normaliai, manau. Visur turėčiau spėti. Dabar sustosiu ant sienos. Greičiausiai vėl pasidarysiu 11 valandų pauzę. Gal netgi ilgesnė. Ir galėsim vėl kilti. Biškį prie Suvalkų kamščiuojas. Tai nežinau, ar dėl to, kad srautas didelis, ar čia kažką vėl tam remonte daro. Įdomu, kada čia viską atidarys. Kažkaip Lenkai su kelių remontais nemiega. Kažin, kada nors dar atsiras nuo Marijampolės iki sienos, ten autostrada, greitkelis ar kas jis ten toks skaitysis ar nelabai. Nes Lenkai tai stipriai juda. Greit per visą Lenkiją padarys bamą. Pas mumis kažkaip tų pačių bamų nesutvarka. Grįžom į Lietuvą. Dabar yra beveik 2. Eis atsikabinti priekabą. Reikės tikriausiai iš priekabos galo atsistoti ar kažkur šalimais, nes nesinori irgi per daug vietos sužyminėti, kad kitiem liktų. Tai dabar einu atsikabinti ir tada bus matyti, kur čia. Ką, nusileidom kojas, tai yra sustumėm. Ir ant lėtos padėties dar truputį pasukam, kad daugiau pasikeltų. Ir tada, kai atsikabinsiu, nusileisiu, nebrauksiu balną su priekabos viršum. Na, o dabar, kad būtų patogiau prisipilti kuro, važiuoju be priekabos, užsipilsiu kuro, nes antram ratui užtektų tik tip-top, tai geriau dasipilti, atblūjaus tai tikrai neužtektų. Tai visko dasipilsiu ir galėsim važiuoti, pradėti sukt pauzę. Na ką, užsipyliau kurą, atsistojau savo už priekabos galo. Dabar eisiu susipildysiu ataskaitą. Šiandieną pravažiavau nepilnai 8 valandas, 7 kopeikom, kiek mačiau. Važiavau apie 620 km, kažkas tokio. Tai dabar dar reiks susiskambinti su bendradarbiu, paklausti, kada iš čia atvažiuos, kaip ką. O aš jau darau pauzę. Dar pasižiūrėti, kur čia važiuoti. Pasiskaičiuoti, kada kilti, nes man atrodo su jais 11 nelabai apsimoka. Nes rytoj vis tiek iki iškrovimo manau, kad nedavažiuosiu. Tai bereikalingai plėšytis nelabai yra ko. Arba davažiuosiu, bet neišsikrausiu, arba liks labai netoli. Tai ką, labas rytas, ar čia labnakt reiktų sakyti. Tai turim 2 valandas nakties, pasiėmiau kavos,
Einu apsieiti aplink mašiną. Bent jau iš po šiąnakt nereik bijoti, kokios nors balną atsegė. Nes miegu be priekabos. Tai bent jau tiek, kaip sakant. Apsieikim biškelį. Ir nieks niekur anapus jau žiūrėjau. Ir reiks judėti kabintis priekabą. Krovimo turim apie 700 km. Tai šiandien būtų gerai išsikrauti. Ką ir mėginsim padaryti, kas yra visai realu. Su 10 valandų tikrai nuvažiuosiu. Tai va, priekinę labai mato stovi mano priekaba kronė. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another. Esam nebetoli Varšuvos. Tai šiandien jau tik spėsiu per draudimus išvažiuoti. Dar garantuotai ten bus kamštis, kur vakar filmavau. Tai gal net ir biškį vėluosiu, bet aš galvoju, kad svarbu įvažiuoti prieš draudimus, nes dabar yra po 6:15. Man dar liko apie 15 minučių iki tuos vietos, kur prasideda draudimai. Tai dar iki iškrovimo liko 380 km. Tai turėčiau davažiuoti, jeigu viskas gerai. Dabar nežinau, labai senai važiavau, ar bus ten tie remontai nuo Lodzės į apačią leidžiantis link Katovicų. Tai bus matyti, kaip ten kas seksis. Tai kelias per kelias metus neblogai pasikeitė. Neatsimenu, prieš kiek laiko paskutinį kartą važiavau. Bet remontai buvo. O kai į Italiją važinėdavau prieš gerus 5,5 metų, tai iš vis būdavo čia tragedija. Tai dabar stosiu į parkingą, kuriam labai senai buvau. Pirmą kartą iš viso buvau dar 13 kokį metų turbūt, kai su tėtė į Italiją važiavau. Tai visada smagu tokias vietas aplankyti. Atsimenu, kad pirmas įspūdis buvo labai neblogas, nes čia iš tikrųjų labai didelis parkings. Dar Amerikons tam parkingė stovi Peterbilts. Tai va, dabar apsilankysiu. Nežinau, gal dar eisiu pavalgyti. Kažką nusipirksiu valgyti. Nes jau šaldytuvė Peliuks pasikabinės. Tai kažką reiks nusipirkti. Atvykau panašu į savo iškrovimo vietą. Dabar tik neaišku, kur čia ką rasti. Tai pirmą gal reikia nusimesti kraštą ir pažiūrėti, pasiklausti, kur čia išsikraudinėsim. Tai pataikėme reikiamą vietą. Dabar reikia pristumti prie rampos. Iš galinios paskutinės sekcijas nusiėmiau diržus, kad prie rampas galėčiau likusius nusiiminėti, nors net nežinau, ar iš karto pradės kraut, bet pasidariau, kad jeigu kas, kad pradžiau galėtų iškraudinėti. Pasižiūrinėjau vietų kažkur šalia stovėjimui prieš atvažiuojant, bet nelabai ką mačiau. Tai toks biškį liūdnesnis vaizdelis. Matysim, gal kažkur į priekį pavažiavus rasim, nes turiu 20 minučių lygiai. Ai, ne, 23. Nu, nelabai ką keičia. Tai žiūrėsim, kur čia nuvažiuosim.
ir kur čia šiandien išmiegosim. Pasisekė labai greitai paėmė iškraudinėti, tai buvo spėjau diržus nusiminėti, dabar daug irgi nepliurpsiu. Kažkiek nuėmiau, jau sudėjau ant lentuką, nesimaišytų jam krauti. Vėl iššokau, baigiau užsaktis nusiminėti. Dabar vėl einu sukabinti ant lentų likusius diržus ir greit iškraus. Tai paskutiniai du maišai buvo biškį priekį pasvirę, labai nedaug, bet mačiau, kad buvo tarps palikts nuo prieš paskutinės eilės, tai turbūt dėl to gal stabdymo metu truputį pakrypo, bet nieko baisaus, labai nebaisiai, nežymiai. Išsikrovėm, tai iškrovims užtruko pusę valandos. Jeigu nebūtų dujas kariukui pasibaigę, būtų dar greičiau iškrovė, man atrodo. Dabar važiuoju jau laukan. Šalia yra tokia degalinė, bet nelabai per Google Maps atrodo, kad ten jai būtų kur sustoti. Tai bandysiu nuvažiuoti iki ten pažiūrėti, nes daugiau čia tokia kaip ir prom zona, bet visur siauras gatvės, tai nežinau, bandysim kažką sugalvoti. Tai atvažiavau, kur užmačiau ten tą degalinę. Pasirodo, pradžių pravažiuojant žiūriu, krovininiam ženklas draudžiama. Tai galvojau, kad iš vis nėra, paskui žiūriu atskirai aptverta. Neaptverta, o tiesiog šlagbaumai sustatyti ir yra tokia vieta, kur sustoti. Tik tokia durna aikštelė, neaišku kaip statytis, nes nei linijų nieko nėra. Tiesiog tokia aikštelė, vietos irgi ne per daugiausiai. Tai pasistačiau šonu prie pat kraštą. Ir tuo, jeigu kas, taip va ir išsistumsiu tiesiai. Tai dabar eisiu, susimokėsiu, jeigu eis iš karto. Nes matau, kad 25 zlotai nuo 3 iki 24 valandą. Jeigu išeisiu susimokėti ir stovėsiu ganėtinai ilgai, manau. Reikia pažiūrėti kiek iki pasikrovimo ir bus matyti, kada čia kilti. Dar kol kas nieko nežiūrėjau, norėjau greičiau sustoti. Iki bendro pabaigos liko 13 minučių. Ir šiandien būsiu pravažiavęs virš 700 km, jeigu nesumeluosiu. Dar irgi nieko nesirašiau, tik prisiparkau, reikia pasižiūrėti, kaip ar čia normaliai atrodo ar nelabai. Na jau į degalinę iškart susimokėti neišėjo, tai šito ryto teks eiti. Tai šiandien pravažiavau 725 km ir išdirbu 9 valandas 46 minutės. Ganėtinai neblogai. Dabar dar tiksliai nepažiūrėjau, kiek iki pasikrovimo, bet bus kažkas daugiau negu valandą kelio. Tai jaučiu kokią 5-6 rytą jau reikės startuoti, kad anksčiau nuvažiuoti. Ir mėginsim pasikrauti. Ir tada važiuosiu į garažą greičiausiai. Nes sakė, kad iškrovimas greičiausiai bus tik pirmadienį, neišeis penktadienį. Kaip ir neblogai. Bandysim rytoj susisukti. Dar pasižiūrėsiu palei Google Mapsą, kada kas atsidaro. Tai dabar yra 3 lietuviškų laiko. Tai 12 valandų, kai niekas stovėsim, kažkur apie 14, taip galvoju, jeigu ne daugiau. Tai einu susipildyti ataskaitą. Baigiu atvažiuoti savo pasikrovimą. Tiksliau tikiuosi, kad baigiu. Nes palei viską turėtų būti čia. Bendradarbis irgi sakė, kad bus tokie keliukai. Tai manau, čia problemų nebus. Ir atvažiavę žiūrėsim, ką čia rasim. Tai pakrovimą atvykau truputis po 7 mūsų laiko. O dabar važiuosiu krautis. Atstovėjau 5 valandas 51 minutę su pertraukimu. Gal ir neblogai. Pavažiuoju krautis, žiūrėsiu, kaip čia seksis. Realiai diena eina veltui, bet ką padarysi. Nieko tikriausiai. Ką, riedam, žiūrėsim, kaip seksis toliau. Žinios tokios, kad pakrovė, galim sakyti, lygiai pusę mašinos be vienos paletės. Ir sakė, kad galiu eiti mašiną miegoti.
Paklausiau, ar ilgai, sakė, 2 večeriam. Tai tokios žinelės ir žodžiu, nelabai čia gerai, nes šiandien 4-dienio vakars. Įtariu, kad iš vis niekur nebepavažiuosiu, dar reiks aišku iš teritorijos išvažiuoti, vėl susijudinsiu mašiną, matysim, kas dabar čia gausis. Na, aišku, gal dar viskas susidėlios gerai. Kaip sakoma, nusteik blogiausiai, o tada, kai atsitiks geriau, tai bent nustepsim. Jau 4 valandas kraunas. Ir dar trūkst 11 palečių. Tai dabar turim po 6:20 lietuviškų laiko. Bendro laiko liko 2 valandos lygiai. Reikės jau sakyti, kad laikai baigės ir jeigu pakraus, ar įmanoma 23 valandą kažkur išvažiuoti iš čia. Dabar labai smagu diržus dėtis. Gerai, kad nebedaug liko. 2 diržus dar reiks susidėti. Sunku susišnekėti buvo, nes už mane jaunesnis lenkiuks, bet angliškai nieko nerazumeš. Keli žodžius tik tais. Tai bandžiau paaiškinti, kad man pauzės eina tokiu laiku. Tai supratau, iki tada panašiai ir kraus. Tai tikiuosi, kad jeigu kas luktels kokį 20 minučių, kad per vartus išleistų. Tai ką, kraunamės toliau.